Drąsa blėsta. Jau girdėjau žmonių liksmus. Va, mano kompanionai jau. It's my travel style because I'm working remotely. Okay. And then I could too. Nu ką, atvykom į vietą su tokiu va džipuku. Išpakuoja parašiutus, nežinau tikriausiai. Užsideda ant pečių ir varysim paskraidyti. Tenai jau matau va pakilimo takai. Jaudinuosi? For sure. Buvau toksai drąsus, dabar čia tvarėsi jau drąsa išblėso. Jau girdėjau žmonių kliksmus. Nepatinka. Oho, atrodo įspūdingai. Atrodo labai įspūdingai. Oi, Erna! Persikėjau! Pasikartosiu. Drąsa blėsta. Iš mano kūno. Drąsa tikrai blėsta. Okay, I'm not so brave anymore. Nu, ir aišku, kaip ir visur pridara, pardavinėja akinius tokį vietoj, nes atvarai čia, neturi akinių, saulė spigina, o nori pasimėgauti vaizdais. Reikia nusipirkti nuo saulės akinius. Pradedu tikrai bijotai, tiesiog reikia išjungti smegenis, negalvoti ir tiesiog atlikti šitą veiksmą. Va, moterytė neša parašiutus, sunkiai dirba. Vandenuką nešioja, pardavinėja, žodžiu. Visko pasirūpinta, tu tik skraidyk. Dabar tenai tolumoje matau bent 11 parašiutų. Ir čia dar vat kiek žmonių laukia, tai čia kaip konvejerių, kas kelias minutės paleidinėja. Įsvirsi. Burtai čia kažkokie vyksta, kas čia darosi dabar? 59, eh? 80. 80, okay. What is the meaning of this? Yeah, I don't know. 59. What's the meaning? License number. License You and number. me. I'm with you, yeah? Okay. Your name? Mantas. My name is Deepak. Deepak. Yeah. Nice to meet you, Deepak. Lithuania, East Europe, small country, yeah. Ai, tai burtų keliu įsitraukiam savo gidą, pavadinkime. Ne, įsitraukiam savo pilotą. Va mūsų įranga. Nu gerai, oficialiai prasideda jau. Where is your mobile? In your bag? Yeah. Aprengė mane. Čia tokia kaip kėdutė yra, sako, sėdėsi. Joje gerai, sakau. Gerai, nesipriešinu. I look cool or no? Of course, yeah. Yeah, sure. Vis artėja mano išbandymo akimirka. Tikrai nesu ekspertas, bet man atrodo oras geras tokiom pramogom. Saulytė šviečia, debesų nėra. Vis nežinau, kur tą mikrofoną padėti. Čia, nes čia mane aprišo. Jeigu įtampa bus, baisu, kad pamesiu aš tą mikrofoną, tai vis čia perdėlioju, čia vis įdedu. Bandau strategiškai pagalvoti apie... No, you can do it, go. O taip, va. Easy. Nu gerai, jau mačiau vieną pavojingą momentą. Sėdosi bičas per greitai, tai vos į medžius neįvarė. Ajajai. Nu bet čia dar net pakėlė nespėjo, tai čia būtų nieko nenutikę, tiesiog į medžius nusibrauzdinai ir tiek, bet vis tiek. Čia tokius vaizdus pamatęs nuėjau, dar sykį pasiklausė, sakau, tai tu man pasakysi, niekada sėstis, jo, sako. Pririša mane jau labai taip suvaržytai pririša kažkaip prie alkūnų. Nu gerai, dabar aš jau nervinuosi jau. Jei galėčiau dabar pažiūrėti laikrodį, tai širdis muša daug, manau, virš 120 būtų, tikrai. Run. Sit inside.
Aha. Run. Woo! Fine. Aha. Ah. It's okay, yeah? Yeah, go inside. More inside. Okay. Oh my god. This time, right? Yeah, it's first time. Woo. I try to make you happy, okay? Okay, sure. Yes. You're already making me happy. This is amazing. And you're doing this for 11 years, yeah? Yeah. Crazy. Woo-hoo-hoo. Oh. Nesu tikras, ar jaučiuosi patogiai toks įsitempęs, nes būna, kad tai pakyla, nusileidžia. Atsipalaiduoti sunku, bet ar smagu? Tikrai smagu. Netgi nesmagu, o nenormalu. Vau, palaisyčiau kažką daro, vėl aš jau į kelnes pridėjau. Įtikėtina, vau. Nu jo, aš čia mežu į kelnes iš tikrųjų turiu prisipažinti. Mežu į kelnes visiškai. Kiekvienas judesiukas nutirpsto kūnas. Aš tikrai bandau atsipalaiduoti, bet sunkiai sekasi vis tiek įsitempęs toks kiekvienas judesiukas. Atrodo, kad kas čia vyksta. Bet vaizdai tai čia chebra yra, iš kito pasaulio tiesiog. Iš kito pasaulio visiškai. Iš čia ratai, suka tas vėjas pakyla, mes pakylam į orą, vėl leidžiamės. Aš esu laimingas, kad jisai tai daro. Tikrai laimingas, man patinka, bet oh my god. Bet mano yra pautukai per maži šitie manevram. Ta prasme, erelis su mumis šituos ratus suka. Ir aš supratau, jie čia, man atrodo, turi tokią kaip vėjo kišenę, nes čia vėjas tai tikrai yra ir jie čia va taip ratus suka, tai pakyla, nusileidžia. Sako man, you like some crazy today? Sakau, ne, nereikia, ne dėl kontento, žinokit, chebra, atsiprašau, bet nedarysim. Ne dėl kontento nepasirašau, žinokit, per daug aš čia stresuoju truputėlį. Va tenai kažkur leisimės. Pamelavau, ne tenai leisimės, o čia šone. Yra tokia stotelė. O čia kažkur mūsų nusileidimas, va čia va. Nusileidimo akimirka. Sakė, kojas tiesiai išties ir kaip pasakys, reikės bėgti. Stand up. Stand up. Opa. Dabar, kai nusileidau ir drąsos atsirado, galbūt reikėjo sakyti jam, kad padarytų tų suktukų. Kad biškį suktukų prasuktų. Ne, bet jeigu rimtai, labai bijojau. Sako, nori padarysim suktukų čia visokių dalykų. Sakau, ne, gal kitą kartą. Kaip sakant, apsisisiojau lygioje vietoje. Iš GoPro medžiagos tai turėjau čia visą laiką prisimontavęs savo kamerą, bet nieko gero.
man atrodo, nes aš ją iš karto nuo pakilimo įjungiau, bet nu ten visokie tokie kaip pritaisymai, visokie tas parašiutas ten, tai šūdas iš GoPro medžiagos gavosi. Paprastai jie čia gyvena ateityje, jie dabar tiesiog įkišo kažkokį device'ą ir perkels man nuotraukas, o taip atrodo tas device'as. Pirmą kartą šiaip matau tokį dalyką. Nice. Viskas, dar vienas nuotykis baigtas. Pamatėt, kaip prisidėjau į kelnes. Manau, užtenka vienai dienai. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančių. Nepamirškit palaikint, pasubscribint ir pakomentuot. Iki kitų nuotykių. Tu ką, vėl keliaujantį mangą įsijungiai?